Spaikai, pabusk, atsisveikinimų su žiema diena. Mamyte, atsisveikinimų su žiema diena. Tu ne mamytė. Spaikai, rytoj pirma pavasario diena. Taigi visi ponivilio poniai turi išvaryti žiemą. Padėk man susiruošti. Išvaryti žiemą. Kas varo žiemą? Argi jie negali pakeisti metų laikų pasitelkę magiją kaip kanterlotę? Ne, Spaikai, ponivilį sukūrė žemės poniai, taigi jau 100 metų jie nenaudojo magijos žiemą išvaryti. Tokia tradicija. Tai juokinga, jokios magijos. Pažiūrėkim, šalikas yra, balnas yra, batai yra, Spaikas atsisako keltis ir toliau miega. Yra. Kaip gerai, kad aš tokia organizuota. Aš pasiruošusi iš pat ankstyvo ryto. Gal šiek tiek per anksti. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Did you know you are my very best friend? Mano mažasis ponis. Matyti komandinės liemenės, kurias sukūrė retenybė. Mėlynos oro komandai, žalios augalų komandai ir rudos gyvūnų komandai. Kažin kokios komandos liemenę apsivilksiu aš. Imsiu mėlyną liemenę, tokios pats spalvos kaip mano antklodė. Rodos girdžiu, kaip ji man šaukia. Spaikai, Spaikai, grįžti į lovą. Dar labai anksti. Ačiū, poniai, kad atskubėjote iš pat ryto. Mums reikia visų ponių pagalbos, kad išvarytume žiemą ir įsileistume pavasarį. Jūs visus gavot liemenes ir jūs suskirstė į komandas. Padirbėkim dar geriau nei pernai ir išvarykim žiemą kaip niekad greit. Kaip smagu. Poniai, susiraskite komandos vadovą ir jokim. O Dieve, kur man eiti? Nežinau, kur tikčiau. Ką daro visi poniai? Ką jie daro? 3 mėnesiai šaltos žiemos ir švenčių nuostabių. Šildėmės kanopas ir ilsėjomės nuo darbų. Bet maisto atsargos senka, o šaltį niekas neužauga. Nors ir mėgstu batukus, jiems reikia pamainos. Laikas pakviesti pavasarį, žalumą ir šilumą. Ir atsisveikinti su žiema, sniegu ir migla. Kaip galėčiau padėti? Aš čia naujokė tarp visų, kaip išsiversiu nepasitelkus triukų. Man atsakyt, meldžiu. Išlydėkim žiemą, linksmai užbaikim dieną. Išlydėkim žiemą, pavasaris atrieda į kiemą, Pegasai pietinius paukščius parskraidina, debesis įsklaido ir saulė įsileidžia. Patrauksim debesis ir ištirpinsim baltą sniegą, kad saulutė greičiau apšviestų mūsų miestą. Išlydėkim žiemą, linksmai užbaikim dieną. Išlydėkim žiemą, pavasaris atrieda į kiemą. Išlydėkim žiemą, pavasaris atrieda į kiemą. Žvėreliai miega po sniegu ir ledu, mes švelniai pažadinam juos kartu. Padedam surinkti maisto ir sutvarkyti namelius, pasitinkam paukščius iš pietų, kad galėtų sukti lizdus. Išlydėkim žiemą, linksmai užbaikim dieną. Išlydėkim žiemą, pavasaris atrieda į kiemą. Išlydėkim žiemą, pavasaris atrieda į kiemą. Nelengvas darbas žemę nuvalyti ir sėklas išbarstyti, o rūpestis ir meilė atneš mums derlių gausų. Obuoliai, morkos, salieros ir net spalvingos gėlės. Turim sunkiai dirbti ir darbą šį pabaigti.
Išlydėkim žiemą, linksmai užbaikim dieną. Išlydėkim žiemą, pavasaris atrieda į kiemą. Išlydėkim žiemą, pavasaris atrieda į kiemą. Pavasaris atrieda į kiemą. Žinau, ką daro jie, tad ieškosiu vietos sau ir atiduosiu jėgas visas, spręsdama užduoti sunkias šalin magiją ir padėsiu poniams aš. Noriu pritapti, taigi turiu pasistengti. Išlydėkim žiemą, linksmai užbaikim dieną. Išlydėkim žiemą, pavasaris atrieda į kiemą. Išlydėkim žiemą, pavasaris atrieda į kiemą. Pavasaris atrieda į kiemą. Visi poniai priklauso komandoms. Ką daryti man? Kur eiti? Na ką, komanda, galite kilti. Vaivorykšte. Labas, kibirkštėlė, kas nutiko? Ką darai? Išsiunčiau vieną į oro komandą surinkti paukščių, kurie žiemai skrido į pietus. Gal galiu padėti, gal išsklaidysiu debesis? Na, tiesa, neturiu sparnų. Nepyk, kibirkštėlė. Puiku, tai kas dabar? Nežinau, kaip tu, aš pamiegosiu. Nagi, Spaikai, reikalas rimtas. Žiemą reikia išvaryti ir aš ruošiuos prisidėti. Kažkaip. Retenybė, būk gera, pasakyt, kaip nors galiu tau padėti. Gal nori padėti kurti geriausius ponivilio paukščių lizdus? Paukščių lizdus? Taip. Kai oro komanda atvarys paukščius į šiaurę pavasarį, jiems reikės kur nors gyventi ir dėti kiaušinius. Retenybė. Jis labai gražus. Labai ačiū. Gal nori įsitraukti į darbą ir į savo kanopą? Ar noriu? Taip. Nuo ko pradėti? Paimk šiek tiek šiaudų, šieno ir šakelių. Dabar supink. Taip, paimk kaspiną, taip, ne, ten, taip, kišk ten, bet atsargiai, kad, manau gerai, ak dieve. Tai atrodo visai kaip tavo, ar mano. Tą lizdą reikia išmesti. Spaikai, jis netoks jau ir prastas, gal paukščiai galėtų naudoti jį kaip išvietę. Spaikai, lizdas geras, tiesiog kraštai ne visai lygus. Leis tau padėti. Atrišim šį kaspiną ir jei išmesim šios pagaliukus ir pakeisim formą, manau, pasinėrė į darbus. Reikia supinti. Labas, kibirkštėlė. Rožiukė, tu puikiai čiuožėja, ko gero geriausia čiuožėja, kokią man yra tekę matyti. Ačiū, kibirkštėlė. Čiuožiu nuo vaikystės, nuo tų laikų, kai buvo mažytė. Smulkutė, mažuliukė, rožiukė. Tai įgimtas talentas. Ko gero, dėl to man liepė rūpintis ežeru. Įrėšiu ledą pačiūžom, kad kitai komandai būtų labai lengva pralaužti ledus. Kaip sumanu, kai storas ledas ims tirpti, jis lūš pagal rėžius. Tavęs laukia daug darbo. Ponivilyje nemažai ežerų. Žinau, kibirkštėlė, gal nori man padėti? Galėčiau? Nagi užsidėk pačiūžas. Aš tikra, kad ir tu būsi apsigimusi čiuožėja. Gerai. O gal geriau pagalvojus. Ką čia kalbi, juk sakei, kad nori padėti. Aš. Kibirkštėlė, laikykis. Tu turi įgimtą talentą, kibirkštėlė, įgimtą talentą griauti. Kibirkštėlė, pirmam kartui puikiai pasirodėjai. Aš tikrai, kad pirmą kartą buvau tokia pat svirduliuojanti, svyruojanti ir griūvanti kaip tu. Tikrai? Ne. Bet ar pasijautė geriau? Taip, ko gero. Aš tikra, kad tu puikiai seksis darbas ant žemės. Sugalvojau, ko gero galėtum padėti jautruoliai su gyvūnėliais. Neblogai sekasi su žvyreliais, eisiu padėti, jei reikia eiti ten.
Kelkitės miegaliai. Tikiuosi sapnavot gražius sapnus ir puikiai peržiemojot. Bet laikas keltis, jau pavasaris. Kokie mėly. Taip, šis darbas mano mėgstamiausias, nes vėl pamatau savo mažus draugus. Kas tas žiemojimas? Tai ilgas miegas. Ilgas miegas. Taip. Pabuskit maži dygliuočiai. Gyvūnai dažnai žiemoja, kad išsaugotų jėgas ir mažiau valgytų. Man patinka tas sumanymas žiemoti, išskyrus tik mažesnį ėdalo kiekį. Bet tik pažvelkite į šios namelius ir urvus. Bijau, kad man nepavyks pažadinti visų gyvūnų prieš ateinant pavasariui. Padėsiu tau, jautruolė. Tikrai? Būtų nuostabu. Gerai, pradėsim nuo čia. Sveiki! Kelkitės, draugužiai, kad ir kur jūs būtumėte, ateina pavasaris. Kažin kokius pūkuotus žavių žvėrelius pažadinau. Gyvatės! Gyvatės! Labas rytas, draugai. Išvaryti žiemą daug sunkiau nei atrodo. Taip, nes viskas be magijos. Kibirkštėlė, gal pasitelk magiją ir padaryk viską kaip reikia, nes Spaikai, turiu laikytis tradicijų, Poniviliui niekad nereikėjo magijos žiemą išvaryti. Nes Ponivilis neturėjo tavęs, tik pamanyk, kaip greit jie galėtų išvaryti žiemą su tavo magija. Ne, nerasiu kitą būdą padėti, net jei reiks nertis iš kailio. Trauk, karamelė. Štai taip, Stobirį. Žinau, kad sunku, bet puikiai tvarkotės. Labas, obelužė, kaip sekasi? Nuostabiai. Neįtin greitai, bet vis tiek puikiai. Reikėjo nuvalyti didelį plotą. Negalim sodinti ar laistyti, kol nenuvalysim šio sniego. Norėčiau padėti. Kažin, kibirkštėlė. Leis padėti. Niekad neišvarau darbininko, bet... Pamąstyk, kaip greit jie galėtų išvaryti žiemą su savo magija. Galėčiau panaudoti atgaivinimo kerus. Na štai. Ji velniškai stipri kaip tokia maža ponija. Šaunuolė, paklausė mano patarimo. Ką tai reiškia po perkūnais? Lėčiau, lėčiau. Kas yra? Ką padarėjai? Pasitelkei magiją, ar ne? Pakvaišai, kibirkštėlė, pasitelkei magiją. Nieko sau, kaip ji drįsta. Čia taip nepriimta kibirkštėlė, ir ypač mano fermoje. Bet aš tiesiog norėjau... Nagi, kibirkštėlė, pasirodyk. Aš tikras nemalonumas.
Tu turi daug talentų, tik nemoki daryti lizdų, čiužinėti, žadinti gyvūnų ir valyti sniego. Ačiū, kad privertė mane pasijusti daug geriau. Juk aš tam ir esu. Vaivorykštė oro komanda turi ištirpinti sniegą ant žemės ir medžių, kuo greičiau. Supratau. Nei mano vargšelių žvėrelius apsems, jei sniegas per greit ištirps. Supratau. Obelužė, sakau tau, vaivorykštė turi ištirpinti sniegą dabar. Ne, palaukit. Gerai. Pirmin, stok. Pirmin, stok. Pirmin, stok. Apsispręskit. Dėl ko ginčytis? Dėl ekvestrijos meilės. Per tokias kvailystes pernai vėlavom pasiruošti pavasarį ir užpernai ir už užpernai. Ar ji pasakė vėlavom? Tikėjausi, kad mano įkvepianti kalba paskatins visus pasirodyti geriau nei pernai, bet dabar rodos vėluosim kaip niekad. Tik pažvelkite į šią katastrofą. Šie ledo gabalai gali neištirpti, nes per dideli. Lizdų dizaineris siaubingai vėluoja, mums reikia kelių šimtų, o ji padarė tik vieną. Ką pasakyti apie debesis danguje, varveklius ant medžių, tai negerai, visai negerai. Ir bus tikra katastrofa, jei nepasėsim visų sėklų. Nurimk, obelužė, skubam kaip galėdami, skubėti nereikia, žvėrelius reikia žadinti pamažu. Eidžėjau, po velnių. Meilutis ir vėl pametė sėklas, ar ne taip? Dizė netyčia nuskrido į šiaurę sukviesti pietinius paukščius. Ach, ta kvailelin, negi nepasimokė iš pernai, kai nuskrido į vakarus. Tuoj pat liaukitės, neturim laiko ginčam. Greit leisis jau saulė, pavasaris vėl ateis vėlai. Dar vieni skandalų ir gėdos metai, mums trūksta organizuotumo. Spaikai, atneš man bloknotą ir segtuvą, greitai. Klausau. Liaukitės, poniai, liaukitės. Atsiprašau. Žinau, kad visi norite pabaigti darbus laiku, bet ginčai nepadės, jums reikia organizuotumo. Ir aš kaip tik tam tinku. Negaliu patikėti. Pavasaris atėjo laiku. Turim dėkoti tau. Jei ne tavo organizatoriniai gebėjimai, vis dar ginčytumėmės. Taip. Čia buvo komandinis darbas. Tu padėjai visoms komandoms, taigi tau turim ypatingą liemenę. Skiriam tau visų komandų organizatorės pareigas.
Dieve, nežinau, ką pasakyti. Ačiū, poniai. Taigi skelbiu, kad žiema išvaryta. Laiku. Spaikas labai nustebs, kai ištirps paskutinis ledo gabalas. Mieloji princesė Celestė, žiemos išvarymas buvo vienas ypatingiausių Ponyvilio renginių, kokiuose man teko dalyvauti. Supratau, kad visi turim užslėptų talentų ir pasitelkę kantrybę ir darbštumą, būtinai juos atrasim. Ir geros draugystės ir komandinio darbo dėka poniai gali pasiekti viską. Kaip tau, Spaikai? Spaikai. Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė, garso režisierius Ramūnas Abromaitis, išversta ir įgarsinta SDI.